Čia kietas, ne? Tai susitinkam. Karočią, aš už 10 neilgai netruksiu ant tavo kiemų bus. Suskambysiu aš tau bumbulą namie. Nu ką, Petrai? Prie čiumo aš, prie ko aš? Nu dabar laikykis. Už ką aš dabar padariau? Pameni, sakei nekaulysi į žmonių dovanų ir pinigėlių. Dėl dovanėlių tokių dalykų nedarau. A ką dabar pats darai? Toks prašymas būtų, nežinau, man net ir baisu prašyti, aš neprašinėjantis toks žmogus. Nu, tęsk. Man yra bėda didžiulė. Ar tikrai? Jeigu aš jūsų paprašyčiau finansinės pagalbos, tik vieną kartą paprašyčiau, daugiau neprašyčiau niekada gyvenime. Sakai vieną kartą. Čia kaip užpuoliai bėdos, kai mane nuteisė už tas malkas, už tas teismus, kai kur aš negaliu dirbti, atsitiko man tokia bėda. Man reikia 3000 eurų labai žiauriai įsispręsti vieną problemą. Aš norėčiau kai ką pasidaryti, aš norėčiau remontą darytis. Ni hrena себе bėda! Ką tu pasakei? Remontuką pasidaryt? Bet dabar šitą vasarą tai bus karšta Lietuvoje. Ką tu čia iš karto temą keiti? Norėčiau, supranti, man 3000 eurų išspręstų visas problemas visiems metams, supranti. O tai ką? Taip galima buvo? Tai iškart reikėjo sakyti. Tai tada ir man reikia pagalbos. Kokiu 50K. Noriu nusipirkti džipą X7. Nenaują visai. Man padėtų tai išspręsti metam problemas. Ką, chebryte? Įmeskit man kapeiką. Vieną, antrą, nedaug, tik 50K. Žiūrėk, kas čia? Kiek čia žmonių reikia? Hrene, kiek žmonių reikia, nesvarbu, po 5 eurus visi sumetam. Ir всё. Ir aš laimingas, ir Pėtė laimingas. Tai pizdės. Tylėk, Pėtka, ką čia daug prašau? Aik to nahui, čia kosmosą uždavė.